kadangi artėja Kalėdos, tai yra stebuklų metas, sugalvoja norą susijusiu su eglute, žinoma. Su miestu, spaudžia mygtuką ir viskas kaip nulieta. Tai mes specialiai... Spaudžiu, visos moterys šypsos. Jeigu kameros būtų šiuo metu į moteris nukreiptos, pamatytų, kad visos šiuo metu iš tikrųjų šypsos. Sustok. Ne, jinai reikia, į moteris reikia kreiptis maloniu, sodriu vyrišku balsu. Sustok! Kaune gimsta daug stebuklų. Vieni jie gal tokie nelabai geri, bet kartais būna labai geri. Ir štai vienas iš jų. Taigi turime visada per kiekvienas kalėdas Jolantos Šmitienės didelį įdirbį ir tie stebuklai vis plečiasi. Turbūt atsimenat iš butelių padarytą eglutę, atsimenat, kaip eglutė kilo į dangų. Dabar eglutė atrodo labai paprasta, bet neapsigaukit. Eglutė visiškai nepaprasta, jinai stebuklinga. Visiems įdomu, nes mums ir patiems čia šioks toks iššūkis, nes prieš kelis metus eglutės buvo tokios, kur eglučių nerasdavo. Tai va šiemet iš tikrųjų eglutė pati eglučiausia, jinai iš tikrųjų eglučių, iš paprastų lietuviškų eglučių. Ir jos yra, jų kiekis yra maždaug apie 50. Dar jos taisysis truputėlį čia priklausomai nuo dekoro, bet aš labai noriu šiemet pasidžiaugti su savo komanda. Tai yra menininkai, drožėjai, skulptoriai, Marijus Petrauskas, Kęstutis Benedikas, kuris net iš Alytaus atvažiavo. Tai yra Tomas Stasiukaitis, kurių dėka mes bandysim sukurti stebuklą ir eglutė pavirs tikra vaikystės eglute. Na, aš trumpai apibūdinsiu. Tai yra tokia jūsų vaikystės eglutė, kur tėveliai parnešdavo, pastatydavo tokia kartais 2 metrų, kartais iki lubų, su toj senoviškais stikliniais žaisliukais. Ir jinai staiga čia atsiranda ir tik tai 10-20 kartų išdidėja. Tai va tokia turėtų būti mūsų eglutė. O kadangi vaikai visai ką tikime stebuklais, ir aš pati taip tikėjau, kad iš tikrųjų ten atgyja kažkas Kalėdų naktį. Tai mes truputėlį bandysim tą padaryti ir kaip su Tomo Stasiukaičio pagalba kai kuriuos žaisliukus padaryti judančius gyvus. Tai va, tai tiek.